su jumis aš Gabi ir šiandien darau senai lauktą, senai visiems žadėtą video bikini haul, kuriame aš parodysiu bikinius, kuriuos gavau iš Zaful. Labai trumpai noriu pakalbėti apie Zaful ir aš visą laiką labai skeptiškai žiūrėjau tas visas kiniečių parduotuvės. Visi daugmaž mes galvojam, kad va, iš kiniečių parduotuvė čianais rūbai yra nekokie ir jie yra prasti ir būna prastos kokybės. Tiesiog norėjau pažiūrėti, ar kas čia gero man ateis ir ar bus iš vis verta pirkti. Iš tikrųjų, bikinius tai gavau labai geros kokybės ir esu jais labai patenkinta. Ir netempsiu gumos, tik labai greitai noriu pasakyti koduką, su kuriuo jūs gautumėt nuolaidą ZFIG. Ir jisai baigėsi 2017 m. gruodį. Užsakymams, kurie bus už $50 sutaupysit $5, nes bus akcija. Visi, kas bus už $80 sutaupysit $8, o kas bus virš 100 sutaupysit 10. Turiu 3 vientisus ir 3 bikinius. Tai yra va toks, aš nežinau, ant kameros aš jo gal normaliai neparodysiu. Va taip atrodo viršutinė dalis, apatinė dalis yra aukštų liemenių. Man jo labai graži spalva. Aš iš tikrųjų netokios medžiagos tikėjausi, nes jinai nėra visiškai kaip tokio maudymo medžiaga. Bet jinai yra labai gera, čia nepersišviestų niekas. Tik vienas minusas, kad va čia va yra va tas toksai ilgesnis, bet čia realiai pasisiūt labai lengva va taip, kad būtų. Kadangi jis yra aukštų liemenių, tai galima ten, žinot, pavalgyti ir panašiai. Antrą maudymą labai sunku parodyti, nes jis čia toks visas. Antras maudymas yra taip pat iš 2 dalių, taip pat aukštų liemenių. Toks yra viršus. Čia taip pat yra va tie įdėti tokie paketinimai, su kuriais nepersišviestų. Ir man jis labai patinka, nes vasarą bent jau dabar, kiek pastebėjau, yra labai trendinama viskas, kas yra nuo pečių. Tai tas yra labai gražu. Maudymo apatinė dalis nėra tokia. Ir va čia šonuose yra va daug tų tokių juostelių. Ir jos atrodo labai gražiai ir jis baltas ir jis prie įdegusio kūno irgi labai gražiai atrodo. Medžiaga labai gera ir aš jį jau buvau užsidėjus vieną kartą. Tai man labai patiko ir labai gražiai atrodė. Trečias bikinis, kuris man irgi labai patinka. Galbūt kažkas žino Tana Mojo ar kaip jin tariasi. Aš žinokit, atsiprašau, jeigu negerai tariu. Bet Tana, va čia jos fotkė. Ir pas ją buvo va toks vat maudymas. Iš 2 dalių jau šitas yra nebe aukštų liemenių. Toks su baltais ir ta spalva mėlyna labai tokia graži. O čia va krūtinės yra jis truputį vienas toliau nuo kito. Bet čia nėra problema. Realiai labai tinka degintis, nes va čia va yra viskas atvira. Ir taip pat apatiniai nėra aukštų liemenių. Iš vientisų mano mėgstamiausias yra va toks va. Labai panašus realiai į bodį ir aš manau, kad vasarą, jeigu karšta, ten važiuojant prie kokio ežero, jį ir galima dėtis vos ne kaip kokį bodį. Ir jis labai kietai atrodo. Aš kažkaip truputėlį bijojau, nes pas mane krūtinė yra mažesnė. Ir aš galvojau, kad va čia negražiai atrodys ir panašiai. Bet su juo kaip tik krūtinė labai gražiai atrodo. Taip pat yra va čia visi tie paketinimai. Čia va susiveršti galima netgi. Dalykas, kuris puikiai tinka prie jo, o tiksliau būtų maikutė. Būtent prie to juodo maudymo labai tinka maikutė, kuri yra va tokia. Jinai nėra pačios geriausios kokybės, bet man tai visai patinka. Raudona spalva labai gražiai atrodo ir būtent prie to juodo maudymo žiauriai gražiai atrodo ir labai tinka. Antras vientisas maudymas yra taip pat, kas manau yra labai trendinama. Tokie vat lapai ant maudymukų. Visur, aš pasižiūrėjau kiek Instagrame ir visur kitur, tai visur beveik su tais lapais. Ir kas man dar patiko, kad vat šonuose yra vat čia vat taip vat iškirpta viską. Normaliai dengia užpakaliuką. Aš realiai to ir ieškojau, kad dengtų užpakaliuką, nes labai daug maudymų buvo tiesiog tie tokie vos ne kaip kokie stringai. Aš nenoriu po paplūdimį vaikščioti su stringais. Aišku, neturiu nieko prieš tai, tiesiog taip pat yra paketinimai ir viskas labai kokybiškai padaryta. Gal ne pats gražiausias, bet pats kokybiškiausias, kokį gavau iš visų maudymukų. Ale maudymukas, kuris mane labiausiai nuvylė ir aš jo net maudymuko kaip net neįsivaizduoju. Nes jis yra net ne maudymosi medžiagos. Jis atėjo su tais, tai čia įsidėt galima. Tai irgi tas toks dalykas, kad va, labai didelis, nors realiai pas mane visi dydžiai buvo S, nes aš esu gana mažytė. Bet jisai man atėjo didelis ir aš jį galėčiau nešioti nebent kaip bodį su kokiais džinsais. Labai negražiai atrodo, nes ir ant nugaros krenta ir ant priekio. Taigi, ačiū visiems, kad žiūrėjote šitą video. Nepamirškit paspausti patinka, komentuoti ir prenumeruoti. Galit pakomentuoti, koks jūsų manymu buvo maudymas pats gražiausias. Ir iki kitų kartų. Ate!